Labas, esu kosmetologė Paulina. Kosmetologė su inžineriniu išsilavinimu. Tai išties labai stengiuosi akcentuoti dėl esminės priežasties. Inžinerija ir kosmetologija išties atrodo labai du skirtingi dalykai, tačiau jie abu kalba apie fizikinius dėsnius, cheminius elementus, jų junginius, skvarbą, molekulinius dydžius ir visa kita. Todėl labai stengiuosi visada akcentuoti, jog aš turiu inžinerinį išsilavinimą, kadangi jis man labai padeda mano darbe kosmetologijoje, dirbti su tam tikrom problematikom, suvokti, suprasti, kaip gali atsitikti vienas ar kitas dalykas. Todėl labai džiaugiuosi tuo, ką jau esu pasiegusi iš inžinerinės pusės. Taigi, kitas labai svarbus esminis faktas, jog savo kabinete stengiasi taikyti ajurvedinius principus, aromaterapiją, holistinį požiūrį. Žmogus yra visuma, tai nėra tik tai, ką mes tepame namuose ar ką mes pasidarome kabinete pas kosmetologą, tačiau tai apima visumą. Kosmetologija iš principo jinai neturėtų ribotis tik tais tam tikrom rutinom ir tai nėra tik veidas, tai yra bendra visuma, kaip ir minėjau prieš tai. Tai priklauso, oda priklauso nuo tokių faktorių kaip streso lygis mūsų organizme, ką mes vartojame, kokius maisto produktus, ką mes geriame, kiek kavos mes suvartojame, ar mes sportuojame, nes išties mūsų organizmas yra didelis mechanizmas, pagal kuris dirba taip, jog viskas absoliučiai jame yra susieta tarpusavyje. Taigi, tikiuosi būti jums naudinga ir tikiuosi galinti atsakyti jūsų visus klausimus komentaruose apačioje. Išties labai jų lauksiu, nesidrovėkit, kreipkitės, o aš labai džiaugiuosi galėdama būti šitos komandos dalim. Ačiū.